Gražus saulėtas rytas, laukiam valgyti, kada mums padarys. Darom mums valgyti. Ir išėdėsim su Oz Ali į tą Silę kaimą, kur turėtų būti kalnai. Dar pasitiksiu vieną parkę, vieną merginą, su kuria vakar susitikom, tai irgi pakviečiu, nes buvo viena vieta, tai sakau, kodėlgi ne. Nemokamai vežu, manau tikrai norės ir sutiko, tai pasitiksiu ją ir visi važiuosim. Daivonas Krylas. Atvažiavom į Silę kaimelį, varysim dabar po urvus vaikščioti. Žiauriai gražiai atrodo viskas iš tiesų. Štai tie urvai, keli, iš tiesų parodysiu dar kitus iš arčiau. Ir iš vis vien kalnai visur, vien prakeikti kalnai kaip jėga. Štai vienas urvas. Šita patalpa, kur dabar matote, čia buvo bažnyčia, sakė. Čianais buvo kapavietės, šitoj vietoj, ne? Čia irgi kapas sako, kad buvo. Ten toliau irgi kapavietė, bet tuo pačiu ten ir gyveno. Šitoje vietoje. Oba. Kiek iš jo pasakojimų, kiek supratom, tai čia buvo ir kapavietė, o ten, vien žodžiu, ir gyveno. Tas didesnis plyšys yra, sako, karališka, tokia vieta turtingesnė žmogaus jau. Palaidota čia. Ir urvas yra. Wow. Man asmeniškai tokias vietas labai patinka. Pažiūrėkit, arkos kokios yra čionais. Visur padarytos. Kažkada čia žmonės gyvena. Manau, ne vienas istorijos mėgėjas toliau norėtų pamatyti, kaip atrodė viskas realybė. No. Not really. We don't have those mountains in Lithuania. So professional because you need at least 20 minutes to go there. He goes for 5 minutes. You need to be professional to go there. Vėliau nuėjome į tokią mažą bažnytėlę. Ganėtinai išvaizdi buvo. Buvo parašyta, kad 1833 metais sultono paliepimu buvo pastatyta šitą bažnyčią. Aplinkui dar matėme krikščionių kapų, šiek tiek keletas buvo išlikę bent jau. Ir čia matot dar kažkoks tai altorius. Kažkaip keistai šiek tiek atrodė, dar pafilmavau jį. Radom vieną parduotuvėlę dar, kur yra pačių žmonių, dabar homemade žvakės padarytas. Tai labai daug įvairių žvakių sudėta yra, iš tiesų, jeigu niekas tau šiandien nepatiks, tai tau tikrai tada visiškai nepatinka žvakės, nes tiek daug įvairių formų, visko, netgi gali uždegti savo vardą. Gali susirinkti ir užkurti. Taip pat yra labai didelių, ten pažiūrėkit net. Ši yra su 8 knatais, ne? Ir kainuoja 1500 lyrų. Wow, iš tiesų. Matėm tokią panašią vieną vietą į šulinį, bet ten nebuvo šulinys, o jų šaldytuvas. Čia kadangi žmonės gyvena tikrai prastokai, tai įdeda vien žodžiu į molinius indus, ne, ir juos naudoja kaip šaldytuvus. Į duobę tokią įdeda ir grinai kaip šaldytuvai, nes jie negali įstengti tiesiog nusipirkti ir elektrą viskas, tiesiog neturtingi žmonės aplinkui. Čia gamina tos molinius visus indus šitoje vietoje. Dirbtuvės jų yra.
man padėti išdžiūti viskas. Viskas, šitas žmogus sudaro. Labai įdomios iš tiesų vietos ir žmonės tokie malonūs, tikrai. Apie turkų malonumą galima šnekėti, nes parodo viską, paaiškinu, nebūtina jiems sumokėti. Tas pats vienas pirmai, kai viešbutį mums parodė, paaiškino, kur kas yra ir buvo labai smagu. Dabar irgi kaip ir jau užsidarė ir sakė, negalima čia jau eiti, bet įleido man čia pabūti. Tai žiauriai įdomu iš tiesų. Atėjom į restoraną ir užsisakėm narklį, vadinasi, tai kaljaną jau. Kai matot, čia netgi tas angliukas pas mums paprastas, būna nusipirkom parduotuvėje tokią apvalų, kurie normaliai čia anglies pridėjo ir pats kaljano skonis visai kitoks negu pas mus. Jis nėra toks aštrus ir žiauriai malonus, geras skonis. Čia yra su vandeniu, duoda su pienu, su alkoholiniais gėrimais duoda ir dar su kitais dalykais gali padaryti tą kaljaną. Žiauriai malonus dalykas. Žiauriai jėga. Taip pat dar nusipirkam šiek tiek riešutų pavalgyti. Praleisim gerai čia laiką. Užėjom į vieną vietą, kur moterys kepo tokias duonas. Tos moterys iškepė tokių bulkų naminių. Žinokit, labai skanios. Spėjau šiltas daug geresnis, kai dabar ragavom, negu šaltas būtų. Bet jo, aš esu žiauriai skanu. Šitą mergina mums parodė, kur galima gauti, nes taip niekas iš mūsų nežinojo ir sako, žinau, kur galite gauti tokias bulkas. Pasiėmėm ir iš tiesų tikrai labai skanu. Ir jūs labai džiaugiamės, kad atvykom į šitą vietą. Jau temsta, kaip matot, nemažai laiko praleidom toje kavinėje, kalbėdami tiesiog, kaljaną rūkydami, riešutus valgydami. Ir buvo žiauriai linksma ir esam labai patenkinti ir dėkojam Oz Ali, kad mus atvežė čionais ir parodė viską.